Šiandien kepam spurgas ir štai ko mums reikės. Ir gaminame. Procesas vyko. Na ir dabar gerai išmaišome, sujungiame miltus, gaminame tešlą toliau. Jungiame aliejų ir gaminame spurgas. Šaukštą merkiame į karštą aliejų, imame tešlos ir formuojame, kokį norime dydį turėti spurgus. Viskas. O geras marsiukas, o taip, šaunuolis, išsitrauk skaniuką, jo, skaniukas ten yra, o taip. Duodame marsiukui biškį veiklos, ne, Marsi, jo. O aš taip kepu spurgas, man katinas va trukdo. Aliejus jau verda. Ir galima mesti po truputį visas spurgytes. Kiek čia tilps? Kokios 4, 5? Kaip gražiai kepa. O taip. Liuks. Jau paruošiau čia. Ir dar tešlos kiek liko. Čia iš 2 pakelių varškės. Na va, baigia kepti paskutinės spurgytes. Pasižiūrėkite, kiek gavosi. Po to suskaičiuosiu. Koks grožis. 36 spurgytės. Ir viena čia jau atsikandau. Labai skaniai. 2 pakeliai varškės. Prašom gaminti. Ir džiuginti savo šeimynas.